Perspėjimas visiems žiūrovams sama. Šio anime personažai tvarkos pažeidėjai. Nemėgdžiokite šio animešnikų, prašau. Pirmūnas. Krovninko profkė. 僕が泣いているのはとても悔しいからです。人の尊さ優しさ踏みにじられそうで力を示す者たちしなやかさを失って嘘まみれ泥まみれじれったい風景でしょう。より強くしたたかにタフな生き方をしましょう。まっすぐ歩きましょう。風は向かい風どけどけどけ後ろめたいやつはどけ無造無造の街に明かりを灯せどけそこどけ真実の通りだ。正義の時代が来るさ希望の歌もあるさ僕の命この世に捧げてしまっていいさ。Ar jūs žinot šitą dainą? Maždaug šitaip skamba. Ne, tikrai nežinom. Hasida, aš žinau. Ką, rimtai žinai Kamijamą? Tai gal gali pasakyti, kaip jisai vadinasi? Dėja, aš taip pat nežinau jo pavadinimo. Bet aš jį žinau. Mums vis tiek iš to jokios naudos. Tada aš jį sudainuosiu. Gal kas nors gausis? Pasiruošęs, Maeda? Klausyk įdėmiai. Ką, aš? Gerai. Pala. Tavo daina skiriasi nuo maniškės. Negi, kita? Daina, apie kurią aš kalbu. Va tokia. Aišku. Atleisk. Mano daina. Va tokia. Palaukite. Tada kokią dainą aš dainuoju? Nusispjaut! Nieko neišeis, jei mėginsime prisiminti kelias dainas. Pirmą geriau prisiminkime Hayasidos dainą. Tada stengsiuosi ją dar kartą sudainuoti. Čia tik man atrodo, kad melodija pasikeitė. Tai jūs nueikite bet kurią muzikos parduotuvę ir paklauskite ko nors. Juk tikrai turėtų žinoti šią dainą. Tu gal karščiuoji, žmogau? Dainuoti muzikos parduotuvėje po galais, juk tai gėda. Tiksliai, juk mes dainuojam ją čia todėl, kad esame vieni. O man atrodo, kad jūs galite ją atlikti bet kur. Būtų neblogai išgirsti žodžius.
Atkūrinėti melodiją? Kažkokia nesąmonė. Tu, ką realiai debilas? Ar apsimeti? Jei žinočiau žodžius, tai ir dainuočiau su žodžiais. Atrodo, mes patys nesusitvarkysime. Neturime kitos išeities. Teks paprašyti kitų bernų pagalbos. Užtenka. Daina, kurią tu išgirdai, užkrito tau. Bet tu nežinai jos pavadinimo. Tai gali nutikti kiekvienam. Nervina, kai daina taip užkrenta. Jo, taip ir nupūšti galima. Gerai, mes irgi padėsime. Tada aš ją tuoj sudainuosiu. Aš ją tikrai kažkur girdėjęs, bet kur? Man atrodo, kad ji šiek tiek skiriasi. Atrodo, pavadinimas ant liežuvio galo, bet vis tiek. Blemba, aš irgi nenusiraminsiu, kol neprisiminsiu tos dainos pavadinimo. Padarysiu viską, kad mes ją prisimintumėm. Puiku, hebrytė, eikite ir klausinėkite kitų. Bičiai, dėkingas. Kažkaip panašiai skamba. Ei, rimtai, aš ją kažkur irgi girdėjau. Kas ją atlieka? Va taip skamba. Ei, o kas čia buvo? Šita? Ne, tu į snukį gausi. Štai taip. Tarp kitko, gal kas nors galėjo prisiminti tos dainos pavadinimą? Ne, tai tik dar labiau išmuša mus iš vėžių. Mes neprisiminėme dainos pavadinimo, bet galiu pasakyti tiksliai, kad visi pradėjome dainuoti geriau. Nu tai gal suskirstume aukštus ir žemus balsus atskirai? Na, tik mums tai daryti, mes ne to siekiame. Miela Motulė, mes taip ir neprisiminėme tos dainos pavadinimo, bet manęs neapleidžia jausmas, kad mes pasiekime tikslą. Blia, čia ta daina. Nahacava ją niuniuoja, reiškia, jis ją žino. Galbūt. Nahacava, tu dažnai niuniuoji šitą dainą. O kaipgi kitaip, juk jinai man patinka.
Kamijama, matau, tau jinai taip pat patinka. Nu jo. Blia, aš ką tik nepagalvojęs atsakiau į jo klausimą. Ar galiu dabar jo paklausti, kaip ji vadinasi? Ir taip mes prasėdėjom kelias valandas. Išversta ir įgarsinta nekomerciniais tikslais ir skirta pažintiniai peržiūrai namuose. Tekstai lietuvių kalba išvertė Liežuvėlis, įgarsino Maspo kartu su Liežuvėliu. Miela Motulė, noriu papasakoti apie kitą Pirmūnas Kromninko Profkė seriją. Bet panašu, jog tai bus kita serija. Aisida, ką pasakysi apie kitą seriją? Geriau neklausk.